Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. O šiandien aš turiu jums paruošti tokį mini vlogą, ką aš šiandien pamatysiu. Nežinau, ar šnekėsiu vietoje, ar darysiu voiceoverą, kaip keistai pasakiau, voiceoverą. Nes nežinau, kiek bus žmonių ir nežinau, kaip jausios. Tai supraskit mane, jeigu darau voiceoverą, kaip aš keistai šneku, voiceoverą. Kad aš darau jį dėl to, kad man gėda. Tai jo, kartu pasiimsiu jūs, važiuosim su tėveliais ir pažiūrėsim, ką šiandien mes pamatysime, aplankysime, pakeliausime. Tai važiuojam. Dar prieš tai galvojau parodysiu savo fitą. Tai tokia geltona suknelė, kurią Humanoje radau, kas žiūrit Humano vlogus, ne vlogus, holus. Tai žinot, tuomet tašytė ir bateliai tokie paprasti, juodi. Ir jo, šiandien turėtų būti žiauriai karšta diena. Tai įdomu, ar man nenubėgs visas mano makiažas. Bet žiūrėsim, kaip bus. Na ir prasidėjo mūsų ta kelionė. Pirma stotelė buvo toks dvaras, dabar iš tikrųjų reikia prisiminti, kaip jisai vadinasi. Tai vat, patikrinau, tai Jėkiškių dvaras buvo mūsų pirma stotelė. Šitam dvare, kaip aš suprantu, galima švęsti šventes, vestuves žmonės švenčia ir panašiai. Kaip sakant, nuomoja šitą dvarą. Iš tikrųjų, prie dvaro buvo mašinų, atrodė, lyg kažkas jame ir gyventų tiesiog, tai gal savininkai ir gyvena. Dvaras pats toks įdomiai atrodantis, aplinka man patiko. Patiko šitas gandras, kuris įsikūręs taip labai įdomiai ant viršūnės eglės. Kaip sakant, viršūnės nėra, bet viršūnėje yra jisai. Tai labai fainiai atrodė. Vėliau radau tokią supynę, kur pasidariau gražią nuotrauką ir patiko tikrai. O čia Joniškio bažnyčia, man be galo jinai graži ir ne vieną sykį esu jau praėję pravažiavusi važiuojant į Latviją, tai man jinai žiauriai graži šita bažnyčia, tiesiog išskirtinė tokia, nežinau, gražiausia viena iš bažnyčių. Tuomet atvažiavome prie šito dvaro, tai čia Daunoravos dvaro sodyba ir prie jos, kaip sakant, negalima visiškai prie pat prieiti, yra tokia kaip tvora, bet labai įdomiai padaryta. Surastos nuotraukos žmonių, kurie galbūt kažkada čia gyveno ar aplinkiniuose kaimeliuose gyveno ir yra uždėta tų nuotraukų ir parašyta, kas per šeima. Tiesiog labai įdomiai taip atrodo ir pamatyti tas senovinės nuotraukas taip. Labai įdomu, nes labai įdomiai žmonės atrodo, jaučiasi tas toks senumo jausmas. Tai tikrai fainiai sugalvojo taip, kaip sakant, parodyti tas nuotraukas ant pačio dvaro. Čia, žinokit, tiksliai nepasakysiu, bet čia yra kažkoks piliakalnis ir ant jo yra bažnytėlė ir kapinės. O čia atvykome į Olyno kalno slėnį Skaistgirio miestelyje ar kaimelėje, nežinau kaip tiksliai pasakyti, bet čia man be galo patiko, nes labai gražiai sutvarkyta aplinka ir tiek visko pridaryta, kad wow, tiesiog nustebino ant kiek daug visko ir žiauriai graži žaluma ir yra net uogų augant kalnelio, ta prasme, gali skintis ir valgyti, tai tiesiog wow, nustebino. Kaip matote, vat, uogos auga ir pilna jų čia, kaip sakant, tiesiog žiauriai geras, labai graži aplinka. Yra toks bokštelis, jau šiek tiek palūžęs, bet galima užsilipti, pražvelgti viską iš aukščiau ir pažiūrėkite, kiek daug visko čia padaryta. Ir tiesiog, sakau, nustebina, kad tokioj vietoj tiek daug visko pridaryta. Ir ėjom pasisupti ant tų supynių ir visą kitą, buvau užlipusi į šitą bokštelį, šiek tiek apžvelgti viską iš aukščiau. Supynės, kaip matote, leido tokį garselį gerą. Mama jau filmavo, kaip tokias pasidaryti savo sodyboje. Tuomet mane nufilmavo tiesiog einantį per šitos berželius ir pamačius šitą video supratau, kad reikia išmokti kažkaip labiau estetiškai vaikščioti, nes atrodo tai tiesiog kaip į turgų eičiau.
teks išmokti tokiem vlogam gražiau atrodyti. Ir atvažiavome tada prie brolio akmens, ant kurio galima užlipti, tiksliau brolio akmuo, ne brolių, o brolių. Čia labai gražias lelijos šitas man buvo. Ir tuomet ėjau užlipti, kaip matot, ant to akmens. Nors tas lieptelis toks buvo kaip ir palūžęs, bet vis tiek nuėjau, išdrįsau. Tai jo, geras experience buvo. Šoksim. Tėtis juokavo, kad sugrius tas tiltelis ir teks pasileisti man ant akmens gyventi, tai sakė, bent valgyti atveši savaitę. Tai taip, toliau šitas buvo ąžuolas. Iš tikrųjų dabar neperskaitau, kas ten parašyta, koks ąžuolas, bet tikrai didelis ąžuolas. Ir tuomet atvykom į Žagarės dvaro sodybą ir čia žiauriai irgi gražu buvo, tikrai labai tas gražus dvaras ir visa aplinka aplink labai sutvarkyta, tiesiog daug gėlių, skulptūrų ir visa kita, tai patiko, nes šiaip nesu didžiausia mėgėja tų dvarų, bet kai kurie tikrai nustebina savo tokio estetišku to grožiu ir tos skulptūros čia man labai taip puošniai pasirodė, tai patiko ir dar yra fontanas, tai išvis toks labai fancy dvaras. Ir kad sutvarkytas taip labai patiko, nes kiti būna tikrai netaip gražiai aptvarkyti. Ir labai didelė ta aplinka dvaro, tai čia labai daug visko. Ir užmačiau boružę ir nežinau, kažkodėl norėjau ją nufilmuoti, nes atrodo, kad būtent pasirodė man ta boružė, kad ją nufilmuočiau. Nemoku paaiškinti, tiesiog gal kažkokį ženklą man atnešė. O čia yra ar buvo tokia stovyklavietė, kaip sakant, kur galima apsistoti, tai man tiesiog patiko, kad čia visokių tokių įdomių dalykų buvo. Tai čia Žagarės atodanga irgi aplankėm, tai nieko čia per daug įspūdingo, bet tiesiog įdomus tas atodangos struktūra, tie akmenys ar ne akmenys, aš nežinau, kas čia tiksliai yra, tiksliau bus parodyta, tai dolomitinė atodanga, tai tas dolomitas kažkoks įdomus toks akmuo ar kažkas tokio. Ir tuomet atvykome čia išsimaudyti ir maudėmės. Tu mus nepasileidai, užžalta. A tu neisi? Reiktų eit, nes mus... 3. Šalta? Ne, nubiški. Kaip kateris. Vanduo toks nei šiltas, nei šaltas buvo, bet man patiko, tikrai, kaip sakant, atsivėsinau. Nereikia jokio stovo. Kodėl? Po pietų aplankėme šitą šaltinį ir pasiėmėme vandens į butelį. Ir, kaip sakant, visą laiką gerai šaltinio vandens pasiimti. Tai fainiai irgi buvo apsilankyti čia, bet to iš tikrųjų labai nufilmavau paprastai kviečius, bet tiesiog labai graži ta mūsų Lietuva, kai pamastai, kai pavažinėjai, pamatai kiek visko. O čia mes jau Latvijoje, prie pat Lietuvos sienos, ir čia irgi kažkoks kaip ir dvaras, ir čia labai patiko irgi aplinka, labai gražiai sutvarkyta. Ir tuomet aš radau katiną. Labas. Kleckai. Kleckiukai.
Ir ačiū labai Jums, kad žiūrėjote. Iki.